Šiandien vykdome socialinį eksperimentą, kurio metu mes kalbinsime žmonės ir klausime, ar jie susipažinę su dirbtinio intelekto technologija, ar naudoja ją, ar bijo ir kodėl bijo. Tai paklauskime ir sužinokime pas juos. Pamokams daug naudoju ir taip naudoju. Teko girdėti. Ne. Namų darbam dažniausiai naudoju ChatGPT. Bandom. Namuose nenaudoju, bet mano profesija yra pilotas. Ir čia yra, kaip pasakyti, didelį future. Realiai nebijau, kad jis mane pakeis, o esmė dalykas ir kiek žinau, kad jis tikrai nepakeis. O kuo jūs dirbate? Dirbu realiai su griovimais, statybom. Kodėl galvojate, kad nepakeis iš tiesų? Nepakeis, nes dirbtinis intelektas tikrai taip nepadarys, kaip padaro žmogus. Iš tikrųjų taip, aš kažkada galvojau būti ar studijuoti interjero dizainą ir man visai neseniai išmetė reklamą programos, kuri būtent tu gali nuskenuoti savo kambarį, ten visą dizainą tą padaro. Tai tas biški buvo toksai jo keistas momentas. Kad gali pakeisti, dėl to ir persigalvoja. Taip. Galbūt, kur žmonės dabar, ar ne, kasoj dirba. Tai tikrai jų mažiau ir mažiau reikės. Dabar netgi turime parduotuvių, kurių, nėra netgi pardavėjų. Turime netgi ir autobusą Vilniuje, kuris be vairuotojo. Tai aš tikiu, kad kuo toliau, tuo tikrai mažės būtent tam tikrų pareigybių žmonių, bet tiesiog, kur, nežinau, sudėtingesnis galbūt operacijos kažkokios, tai kaip investavimas, kaip būsto paskolos ar dar, tai tikrai, manau, išliks ir bus ta niša reikalinga. Tiesiog, tas žmogiškas bendravimas vis tiek jisai turės būti. Jūs garantijų tikrai turite? Plius minus, jo. Super, ačiū labai jums.